Antoni de Melo, Varlės malda. Skyrius malda. Varlės malda. Vieną naktį broliui Bruno melstis sutrukdė varlės kurkimas. Jam vis nepavykdavo nekreipti dėmesio į šį garsą, todėl jis riktelėjo pro langą. Tyliau, aš meldžiuosi. Brolis Bruno buvo šventasis, todėl jo pageidavimas buvo tojau pat išpildytas. Visos gyvos būtybės nutilo, stengdamosi padėti šventojo maldai. Bet į Bruno maldą įsibrovė kitas, vidinis balsas. O gal Dievui varlės kurkimas yra toks pat malonus, kaip ir tavo giesmė? Kuo gali būti malonus varlės kurkimas Dievo ausiai? Paniekinančiai pagalvojo Bruno. Bet balsas taip lengvai nenusileido. Tai kodėl tada Dievas sukūrė tokį garsą? Bruno nusprendė tai išsiaiškinti. Jis pasilenkė pro langą ir sušuko. Prabilkit. Ir tada ritmingi varlių karkuolių balsai užpildė visą erdvę, į juos išsyk atsiliepė ir visos apylinkės varlės. O kai Bruno susikaupė ir sukluso, kurkimas liovėsi erzinęs. Ir staiga Bruno suprato, jeigu varlių balsams nesipriešini, jie tik praturtina nakties tylą. Po tokio atradimo Bruno širdis susiliejo su visata ir pirmą kartą savo gyvenime jis suvokė, ką reiškia melstis.